Sveiki visi, su jumis Graph.lt, tad pradėkime. Šita pamoka skirta naujokams, nes jinai tikrai yra labai aktuali ir šios pamokos tikslas bus parodyti, kaip įsikelti resursus į šią programą. Tai yra brušai, patternai ir panašus dalykai. Nerodyčiau ir nedaryčiau šios pamokos, bet keletas naujokų vis rašė, klausė kaip, tad pradėkime. Parodysiu tokį būdą, kuriuo aš darausi, jis man yra greičiausias ir patogiausias, taigi pasirinkama brušą, bruštūlą, šiuo atveju kelsimės brušus. Spaudžiame dešinį pelės klavišą ant savo ruošinio lapo, kitaip sakant, kuriame dirbsime. Spaudžiame šią mažą rodiklėlę dešiniajame kampe. Susirandame Load Brush. Spaudžiame. Tada desktope susirandame ar kur kitur, kur jūs ten siunčiate savo brušus. Norimo brušą pasirenkam, darom Load, tai yra įkeliame ir pagal idėją apačioje turėtų atsirasti tas brušas. Taigi jisai pas mane čia. Tai buvo grandinės brušas. Na štai matot veikia. Toliau yra kitas dalykas, kaip gradientai. Spaudžiam dešinį pelės klavišą ant savo layerio jau tenai, kur dirbame. Tada einame Blending Options. Susirandam gradientą. Ir čia taip pat turime mažą rodiklėlę. Ir tokiu pačiu principu kaip brušus, taip ir gradientus įsilaudinam. Taip pat galime daryti ir su patternais. Maža rodiklėlė, load pattern. Tai va tokiu va būdu įsikeliame savo resursus. Dar galite klausti, kaip padaryti, kad mano, pavyzdžiui, patternas atsirastų ant lapo. Aišku, jis ant tuščio lapo niekad neatsiras. Jums reikia patušuoti arba nuspalvoti tam tikrą plotą, kuriame norite, kad jis atsirastų, tada renkamės patterną ir kaip matote jis atsiranda. Pas mane šiuo metu tuščia, nes aš jų beveik nenaudoju. Tai vat. Taip ir su gradientais dirbama. Turite pažymėti tam tikrą vietą, kurioje norite, kad jis būtų. Šiuo metu aš užtušavau visą lapą, o galime pamėginti tik tai tam tikrą plotą. Tarkime kampą. Einame. Patternas, matote, veikia. Gradientas, matote, veikia. Tai tiek.